Sveiki! Prie visų alergijų, kai yra įkvepiamiems alergenams, aš rekomenduoju ir specialistai rekomenduoja produktą prie schemos Transfer Factor Classic pridėti Transfer Factor Lung. Transfer Factor Lung yra specialiai sukurtas mokslininkų respiratoriniam organams, tai yra mūsų bronchams, plaučiams. Ir kai yra įkvepiami alergenai, uždegimas nuolatos palaikomas yra bronchose kvėpavimo sistemoje. Tai čia yra sukurta ir produktas, būtent sukurtas buvo atsakui į palaikymą kvėpavimo takų, kai prasidėjo COVID infekcija, jis tada buvo sukurtas šiam poreikiui, padėti kvėpavimo takams. Žiemos metu, kai yra kosuliai, kai yra virusinės infekcijos, jisai padeda sumažinti uždegimą kvėpavimo takų ir atstatyti gleivines. Kada yra įkvepiami alergenai, reaguoja ne tik tai imuninė sistema kraujyje, bet imuninė sistema reaguoja ir gleivinėse kvėpavimo takų. Tai langas padeda sumažinti kvėpavimo takų uždegimus ir tuo pačiu išsivalyti, puikiai išmesti iš bronchiolių, iš kvėpavimo takų, tos toksinus, tas medžiagos, kurios nereikalingos. Taip pat ir kvėpavimo apsunkins žiemos periodų dar kvėpavimą kietosios dalelės. Ne tik kur išmeta mūsų kūras, ar ne, bet ir kietosios dalelės, kurias išmes kūrenimo metu padidėjus ore, kai mes kūrensime jau namus, kai padidės dėl kūrenimo sezono įvairiausių gamyklų veikla. Taip? Ir čia yra labai plati ta sudėtis, kuri atlieka, kuri tarnauja mums ir su čiobreliais, ir su uždegimo mažinančiams medžiagomis, ir acetilcisteinas, jis yra kaip mukolitikas, padeda gleivėms susidaryti, greičiau išmesti, sakykime, ar ne. Tai ir kartu su klasikiniu yra galimybė bertis jį į gerklę, jis toks rūgštoko skonio. Tai galima tas 2 kapsulės per dieną susiberti į gerklę, kai yra įkvepiami alergenai, pavojus įkvepiamiems alergenams, kas turi šitą problemą, ir aišku, kai yra respiratorinės infekcijos.